Joninės. Lietuviai labai gražiai švenčia šitą šventę. Joninės yra tokia mistinė šventė. Ir tas paparčių žiedas, jisai reiškia labai daug dalykų. Yra įvairūs burtai, merginų ieškant savo gyvenimo partnerio, ar vyresniem amžiui. Tai irgi mistinis laikas, tai irgi labai reikšmingas laikas. Ir joninių būrimą padarysim prie čiobrelių. Aš, mėlieji, labai mėgstu gėlynus ir mano matot ir dėkojat, kad aš jum savo gėlytes rodau, bet jūs nežinot, ant kiek jos stiprios energetiškai. Ir šalia jų metant kortas, tai irgi yra jau didelė mistika. Ir dabar kaip tik pradėjo žydėti čiobreliai. Čiobreliai taip pat yra labai stiprus ir galingas, ne tik vaistažolė, bet ir šiaip jau energetiškai labai stiprus augalas. Tai dabar paimkim, padarykim tą labai stiprų, tegul ne prie paparčių, šį kartą prie čiobrelių, bet padarykim labai stiprų būrimą. Tai laimiai, žmogaus laimiai, ko reikia laimiai ir ką reikia padaryti, kad kortos pasakytų, papasakotų kažką tai, ką žiūrit dabar mane likimą. Dėkit laikus, prenumeruokit, tai bus padėka už visatos jūsų padėka visatai ir man, ir kad pildytųsi šitos mistinės joninių būrimų kortos. Taip, mėlieji, pas mane jau pagal mano žiūrinčių ratą, jau jos automatiškai paima jūsų energetiką. Kai žiūrit mane, jau ima iš tos aplinkos, iš tos mano žiūrinčių auditorijos ima energiją ir pateikia tam tikras žinias. Čia yra dalgis. Dalgis reiškia daug labai. Ir žiūrint, ką jisai šalia. Jis gali rodyti gerą bizniui pelną. Gali rodyti, kad jūs savo likime jau imsit derlių, imsit tą ilgai lauktą, gausit jau užsitarnautą ilgai lauktą svajonę. Ką jūs norėtumėt, ką jūs svajojat, ką jūs planuojat. Čia yra senolė. Čia yra dvi moterys vyresnės ir du vyrai vyresni. Ir dvi jaunos šitoj kaladėj. Yra du vyrai jauni ir du yra seni. Čia visko yra po du. Vienintelė korta yra būrėjus. Čia yra užrašyta rusiškai gadalka. Ir čia krito centre mūsų būrimų. Ir jinai sako šalia senolės ir dalgių, kad jūs piliausit, kad jūsų protėviai jum kažką tai padeda jum eiti jūsų likimo keliu, padeda jum eiti ieškoti, ko jum reikia. Stiprių draugų, stiprių sąjungininkų. Čia vyras. Ir šalia lokys, tai labai stiprus vyras, tai labai galingas vyras, kurį reikia gerbti, kuris sugebės rūpinti savo šeimą, savo moterim, savo, jeigu vyrai žiūrit, jūs gausit tą tokią lokio jėgą. Lokys tai yra labai stipraus vyro archetipas.
Labai geros kortos krito, mėlyje, žiūrim toliau. Truputį didesnį, ilgesnį būrimą šį kartą padarykim. Knyga pusiau atversta, kažkam jau atgyventas pusę gyvenimo. Bet dar liko didelį pusė neparašytos jūsų gyvenimo istorijos. Jau jūs daug išmokot, ten toliau padėta kelios knygos. Tai išmintis, tai yra jūsų pasiektas gyvenimo toksai lygis, kada jūs sugebat tvarkyti. Ir kartu su dalgiu tai reiškia, kad jūs sugebėsit susitvarkyti savo dalykus, jūs turėsit pakankamai diplomatijos, išminties. Senoliai atrakina jūsų laimės, jūsų turtų, dvasinių ir materialių padėtas raktas. Senoliai, jūsų protėviai iš moteriškos giminės pusės, iš jūsų prosenelių jėga padės jums rasti tą visą laimę, tą visą savo dvasinį ir materialų turtą. Dabar žiūrėsim, ką būrėja. Būrėja jums patarė būti išmintingam. Lapė su grobiu. Lapė labai gera mama, labai gera šeimininkė. Ji sugeba į save išlaikyti ir savo labai sėkmingai išauklėti ir išmokinti vaikus. Lapė yra labai tokia, kuri visada savim sugebės pasirūpinti ir aprūpinti savo šeimą ir jos bus šeima prižiūrėta ir jie pasirūpinta. Vyras nori susukti lizdą. Čia neskrendantis yra, šitoj kaladėje ir skrendantis gandras. Čia yra jau tupintis. Jis nori stabilizuotis. Jis jau subrendo, priejo tos nuomonės, kad jau jam reikia stabilizuoti savo padėtį. Stabilizuoti savo tą tokį šeiminį gyvenimą sukurti, sukurti savo lizdą. Gandrai labai ištikimi, jie pragyvena, žinot, kad pora pragyvena visą gyvenimą, jeigu nežūsta partneris, jie pragyvena visą gyvenimą kartu. Lokys ir šalia moteris. Moteris, kuri laukia, kuri laiko rankose gražią puokštę, jinai švenčia. Ateis ir jūsų namų šventė, ateis pas jūs kažkas su gėlių puokšte. Toliau žiūrim, ką. Knyga ir krito. Žuvys tai meilė ir turtas. Žuvys tai rodo, kad susitvarkysit, kad atplaukia pas jūs kažkokie finansai, atplaukia kažkas. Tokio, kur su meilė ir kartu su didelė labai finansinė sėkmė. Finansinis tiesiog saugumas. Ir čia yra derlius pjaunamas, čia nunokia javai. Čia viskas, ko jūs senai laukėt. Baigėsi jūsų raktas, kur išeiti iš tų problemų, išeiti į geresnius, į ramius vandenis gyvenimo. Baigsis audros, baigsis tie visokie jūsų štormą jūsų jausmų vandenyne ir ateis pagaliau ta laimė ir lapė ir šluota su botagu. Taip, jūs įsivalysit viską, kas jūsų širdį išsišluosit, lik švari, graži, ta dvasinė būsena, kai jūs pasijusit vėl laimingas ir negyvenkit praeitim, nesiskūskit, nesipasakokit tos praeities, jos jau nebeegzistuoja ir išeikit. Dar kartą raktas nuo jūsų gyvenimo naujo durų, raktas, kuris atrakins jūsų vyras, gandras ir raktas į savo namus. Kas neturi, turėsit savo namus, turėsit savo butą ar namą. Kažkas tai tokio labai vertingų ir rimtų. Ir knyga. Knyga šį kartą
užversta. Dar viena, sakau, čia visų kortų yra po 2. Čia užversta knyga. Ir bus parašyta ta gražioji jūsų istorija, kurią parašysit labai laimingą, labai gražią, labai brangiai čia įrištą knygą, kur labai prabangiam gyvenimui ir sočiam, turtingam gyvenimui. Lelijos rodo, kad tikrai jūsų gyvenime viskas seksis. Viskas jūs saugomas angelų čia, kaip mergelės Marijos, tos lelijos rankose, žinot. Keturlapis dobilas, mėlyji, nusveikinu aš jūs. Tikrai labai geros kortelės jums krinta jūsų laimiai. Šitas užkalbėjimas, šitas joninių būrimas, tegul būna saulė. Lelijos, keturlapis dobilas, saulė. Saulė, aš jau, kas mane pastoviai žiūrit, žinot, ant kiek jinai stipri ir galinga korta, tai pati stipriausia korta, kur rodo viską. Saulė apšviečia visas paslaptis, visas nuo jūsų slėptas klastas, visas parodo kelią jum, apšviečia, kur jum eiti, kaip jum gyventi toliau. Atveria jum akis, kaip tvarkytis, jūs suvoksit patys, be jokių patarimų, kur eiti, kur neiti, kaip jum elgti savo gyvenime. Ir jum viskas labai gražiai klostysis, sklandžiai gyvenime ateityje. Ir baigsis ta tokia sąstingis, išeisit iš to tokio labai liūdno gyvenimu. Ateis žinia iš visatos, gal iš kažkokio žmogaus, gal iš kur, ir jūs žinosit, tai likimas, tai jūsų likimas. Likimas jums lemia labai gerus dalykus. Ir kelias jūsų deda tikrai į čia ne kryžkelį, čia jau kelias, jau jums atvertas kelias, kur jūs turit eit. Gal jis vingiuotas, bet dar kartą saulė ant saulės krito, 2 kortos. Tik tai vieno yra saulėtekis, kitam saulėlydis. Ir viskas jums pasibaigs labai gerai. Žinot, kad saulėtekis ir saulėlydis, tai reiškia, jūs pragyvensit nuostabų šviesų gyvenimą. Saulė ant saulės krito, labai gerai. Ir čia burtininkės. Gausit likimo dovaną, kur o gal kas ir su žieduotuvių dovana, žieduotuvių žiedą. Gi čia joninių ir šita korta dar rodo, dar kažką nenori likimas jums atskleisti. Gal jūs tą matysit sekančiuose mano būrimuose, gal sekančiuose pasakys tą tolimesnį kelią. Bet šitas kelias daliai žmonių, kurie mane žiūri, tegul veikia kaip užkalbėjimas, tegul šitą būrėja ir jūsų protėviai, ir jūsų tas žmogus stiprus. Žinot, yra fenkšui ženklas, pusė juodo, pusė baltų, tas rutulys toksai. Priimkit kiekvieną žmogų su pusė jo negatyvų ir su pusė pozityvų. Tai yra tobulybės. Vien balta negali būti. Ir vien juoda yra labai blogai. Pusė juodo, pusė baltų, tai yra tobula. Ir aš tokia, ir jūs tokie, mėlieji, mes visi tokie. Turim kažką jums gero ir kažką blogo. Kažkuo aš jums patinku ir kažkuo galbūt erzinu. Dovanokit, aš nesu nei aktorė, nieko, aš labai nuoširdžiai paprastai su jums bendrauju. Aš skaitau tas kortas, ką man rodo likimas ir aš užkalbu jas. Sėkmė jums ir laimiai. Ir tegu jūsų laivas plaukia. Tas atplaukiantis laivas pas jūs atneša jums daug sėkmės, laimės. Visko, ko tik galit gražiausių. Ir tegu būna šitas būrimas su čiobreliais jum. Tas lengstis, tas išsinulinimas, kur jūs pasieksit savo, turėsit pakankamai išminties, kurias jum kortos rodo per pelėdas. Dar paimsim
paskutinės 2 kartas. Ir kažkas tai, vaikas kažkas naujo jūsų gyvenime. Ir pasikeis jūsų gyvenimas. Kažkas ateina labai labai gražaus ir grandioziškų. Niekas jau nebus kaip buvę. Ir šita moteris iškeliauja į savo naują likimą, į naują gyvenimą. Arba, jeigu vyrai žiūrit, pas jūs atkeliauja tokia nuostabi moteris, kurią džiaugsitės, mylėsit ir patys būsit labai mylimi. Šitie mano nuostabūs čiobreliai, miško čiobreliai čia, jie tegul jum neša tą laimę, kurią aš jum užkalbėjau su šitom kortom. Dėkui už laikus ir dėkui už prenumeratas. Gerų jum švenčių, šitų, kitų, bet katrą dieną bežiūrėtumėt visą likusį jūsų gyvenimą.